Sveiki, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš Vilkės ūkio ir dabar aš Jums papasakosiu apie visą savo greitos pagalbos dirvai sistemą. Kai tokie momentai išlenda, kai neturiu nei lėšų, nei laiko pilnai primaitinti dirvą. Pirma, vienas svarbiausių dalykų - palaikyti neutralumą dirvos. Tai reiškia, dirva turi būti nei rūgšti, nei per daug šarminga. Bet kadangi mūsuose Lietuvoje daugiausia vyrauja rūgščios dirvos ir rūgštus lietus, kurie ją stipriai rūgština, tai tenka dirvą šarminti, mažinant rūgštingumą, tam naudoju natūralias granuliuotas kalkes. Tai yra natūrali uoliena, kalkakmenis, kurio sudėtyje yra ir kalcio, ir magnio. Kalcis ir magnis tai tie elementai, kurie kelia dirvos pH ir būtent jie atsakingi už tai, kad iš dirvos augalai sėkmingai pasiimtų visas kitas maisto medžiagas. Kalkės tiesiog barstame ant dirvos paviršiaus prieš sėjant arba prieš išdirbant dirvą. Arba tiesiog barstame tarp augalų, jeigu buvo tai pamiršta padaryti prieš sėją ar sodinimą. Sekantis žingsnis - primaitinti dirvą, tai yra prieš sėją į vageles ir tas maistas sapropelis. Sapropelį barstame tiesiai į vageles prieš barstant sėklas ar prieš sodinant daigelius. Tai yra jau paruoštas sapropelis su specialiu kiekiu durpės, taip geriau įsisavinamas. Šiai medžiagai tūkstančiai metų, jinai visiškai natūrali, suformuota pačios gamtos, kasama iš ežerų dugnų, specialiai paruošiama ir naudojama žemdirbystėje. Ir joje yra tokių medžiagų, kurių mūsų natūralioje gamtoje, paviršinėje jau ir žemėse mūsų dirvose jau seniai nebėra. Ir būtent tai lemia didžiulį efektyvumą, kas leidžia netgi užauginti derlius dykumose. Ir trečias dalykas, kurį būtinai naudoju, kai būna ne iki galo 100% neparuoštos lysvės neprimaitintos, tai tada visą sezoną reguliariai augalus maitinu sliekų arbata arba kitaip biohumusu. Tai yra sliekų darbo rezultatas, tai yra jau gatavas visiškai paruoštas maistas augalams ir tinka be abejo visiems augalams. Na ir sudėtyje ne tik tai naudingi elementai, bet ir galybė gerųjų mikroorganizmų, be kurių niekaip. Į 10 litrų laistytuvą užtenka štai tokio kiekio, įpilam ir išmaišom. Laistome augančius augalus, aplink juos didesnius, mažesnius. Ir taip reguliariai visą sezoną kartą per 14 dienų, jeigu dirvos labai jau prastos, tai kartą per 10 dienų. Na ir taip pamaitiname augalus, prisotiname juos naudingų medžiagų, kurias paskui patys ir suvalgome. Taigi linkiu Jums apsilankyti mano elektroninėje parduotuvėlėje www.gamtinisdaržas.lt. Ten rasite visą šią mano sistemą, kuri išgelbėt gali bet kurią dirvą. Iki.